Sveiki, mano vardas Emilija. Sveiki, aš Smilta. Sveiki, aš Juozas. Sveiki, aš Urta. Ar Lietuvoje atsižvelgiama į jaunuolių psichologinę būseną? Manau, kad Lietuvoje dėmesys yra atkreipiamas vis labiau, tačiau yra išlikusi kiek spragų tarp pagalbą teikiančių ir pagalbą gaunančių žmonių, kadangi pagalba yra suteikiama, tačiau apie ją nieks nežino. Bet tu tikrai žinai, kaip tai yra daroma? Nu, aš nežinau, bet gal tu žinai? O aš žinau, Lietuvoje yra labai daug jaunimo laisvalaikio centrų, šeimos centrų. Taip pat yra jaunimo linijos, kur galima pakalbėti su specialistais anonimiškai. Taip pat mes turime mokykloje psichologus bei jaunimo darbuotojus. Kaip menas padeda psichologiniai būsenai? Taigi, menas padeda nusiraminti, išreikšti savo mintis, išreikšti patį save ir savo emocijas. Kaip veiklos projekte padėjo susėti meną su psichologinė sveikata? Daug laiko praleidom gamtoje, daug piešėm ir kalbėjom apie savo problemas. Bet ką jūs visgi veikėte projekte? Papasakok savo patirtį. Tai projektas man padėjo labiau pažinti save, išreikšti savo mintis per meną, susitelkti savo emocijas ir mes norėtume padėkoti projekto organizatoriams ir Ukmergės jaunimo laisvalaikio centro darbuotojams.